Jei ieškai paprasto dantų šepetėlio, kuris puikiai valo, šis gali būti tavo pirkimas. Tai iš Baltizobi. LV. Iki šiol asmeniškai išbandžiau daugiau nei 70 įvairių elektrinių dantų šepetėlių. Mačiau viską, nuo pigiausių biudžetinių variantų iki brangiausių kosminių laivų. Šiandien išsamei išnagrinėsime Philips Sonicare 2100 serijos šepetėlio bazinį modelį, kad suprastume, ar šis prietaisas vertas jūsų pinigų. Ši šepetėlė yra 4 spalvų – balta, rožinė, mėlyna ir juoda. Instrukcijoje rašoma, kad variklis atlieka iki 31 000 judesių per minutę. Ar tai reiškia, kad ji dvigubai silpnesnė už kitas, kurios daro 62 000 judesių per minutę? Ne, nes atrodo, kad Philips vėl keičia šepetėlio judesių skaičiavimo būdą. Philips anksčiau teigė, kad jų dantų šepetėlis atlieka iki 31 judesio per minutę. Tada šiek tiek pakeitė rinkodaros tekstus ir pradėjo rašyti, kad dantų šepetėlis atlieka iki 62 000 būtent šerių judesių per minutę. Dabar atrodo, kad grįžtame prie 31 000 variklio judesių. Kodėl Philips? Kodėl reikia komplikuoti paprastus dalykus? Pilnai įkrautas šepetėlis gali veikti iki maždaug 14 dienų. Įkraunama per Thesbase stotelę. Šis modelis taip pat turi 2 minučių išmanųjį laikmatį, kuris kas 30 sekundžių praneša, kad atėjo laikas valyti kitą dantų zoną, o po 2 minučių dantų šepetėlis pats išsijungs. Žinai, kas man patinka? Šis modelis turi raižytą korpusą, kuris gerai prigula prie rankos. Jį lengva laikyti ir jis neišslysta iš rankų. Ji turi tik vieną standartinį valymo režimą ir 2 intensyvumo lygius. Viskas su vienu mygtuku. Įjungi, išjungi, pakeiti galią. Visas paprastas. Ir žinot, čia nėra jokių programėlių ir jų nereikia. Įjungiame šepetėlį, valome dantis ir viskas. Kiekvieną naują modelį mes išbandome mūsų kankinimo bandyme, kad patikrintume jo patvarumą. 3 kartus numetame dantų šepetėlį ant žemės iš maždaug 1 metro aukščio. Dantų šepetėlis išlaikė bandymą ir jam nieko neatsitiko. Toliau atlikome vandens testą. Įjungėme dantų šepetėlį ir merkėme jį vandenyje 2 minutėms. Vis dar veikia. Svarbiausia, patikrinome, kaip jį nuvalo apnašas nuo dantų. Sukramtėme apnašų indikatoriaus tabletės, kurios nudažo apnašas ant dantų tamsiai violetinę spalvą ir kruopščiai išvalėme dantis šią šepetėlį. Rezultatas – puikiai pašalintas apnašas. Šiuo metu tai yra pigiausia iš Philips Sonicare dantų šepetėlių. Didžiausias jos privalumas neabejotinai yra grotelėmis padengtas korpusas, kurį patogu laikyti rankoje ir labai paprastas naudojimo. Didžiausias šepetėlio trūkumas yra tai, kad pigumas turi savo pasekmes ir šiuo atveju pašalintas slėgio jutiklis, kuris anksčiau buvo visuose Sonicare modeliuose. Jei valote dantis pernelyg stipriai, tai ši šepetėlė jums greičiausiai netiks ir turėsite įsigyti kitą 3100 serijos modelį, kuriame jau yra slėgio jutiklis. Šis šepetėlis skirtas tiems, kurie nori, kad būtų paprasta. Aktualią kainą ir specialius pasiūlymus būtent šiai šepetėliai ieškokite nuorodoje aprašyme, kuri nukreipia į mūsų internetinę parduotuvę. Visi produktai jau yra mūsų parduotuvės lentynose, o tai reiškia, kad jums nereikės laukti kelių savaičių, kol juos galite. Įsigykite ir netrukus atsiimkite pasirinktame paštomatyje.